daugelis pripratę esame, kad už televiziją būtinai reikia mokėti, reikalingi įsipareigojimai, reikalingi mokėjimai. Bet televiziją galima žiūrėti nemokamai, yra vienas būdas. Jis vadinasi eterinė televizija, arba kitaip dar vadinasi televizija per anteną. Televizija sklinda radio bangomis ir jas labai nesunkiai galima pagauti įsirengus namie arba sodyboje anteną. Jei reikia, pasistačius priedėlį ir galima žiūrėti 26, o kai kuriuose vietovėse ir daugiau kanalų. Tai nereikalingi jokie mokėjimai, nereikalingos jokie sutartys, jokie įsipareigojimai. Tai tikrai verta pagalvoti, ar tikrai reikia mokėti, kai gali žiūrėti televiziją nemokamai.